Sveiki, aš esu Martynas Šaikus ir šiandien jums noriu pristatyti unikalų projektą, prie kurio kartu su komanda dirbome net 3 metus. Nuo pat mažų dienų labai domėjausi turtinga mūsų valstybės istorija, o Vytautas Didysis buvo mano vaikystės herojus. Ir aš tikiu, kad Vytauto Didžiojo reikia ir šių dienų Lietuvos vaikams ir jaunimui. Mums reikia įkvepiančio pavyzdžio, kuris kovojo už savo šalį, savo įsitikinimus ir savo vertybės. Būtent šis troškimas ir paskatino mane pradėti unikalų projektą Žalgirio mūšis legenda atgyja. Tai komiksas iliustruotas epas vaikams ir jaunimui. Tai net 500 spalvotų iliustracijų ir originalūs, lengvai įsimenami ir suprantami tekstai, kurie gimsta 200 puslapių knygoje, kurią tikimės norės turėti kiekviena šeima ir kiekvieni namai. Pamenu, kai pirmą kartą pamačiau skelbimą, ieškoma rašytoją, pagalvojau, kodėlgi ne, verta pabandyti. Tačiau, kai man paskambino ir pakvietė į pokalbį, pradėjau tikrai panikuoti. Pagalvojau, kad aš nesugebėsiu to padaryti ir man nepavyks. Tačiau šio projekto idėja ir Martyno palaikymas tikrai mane labai sužavėjo ir aš pradėjau tikėti savimi ir savo galimybėmis. Atvaizduoti Žalgirio mūšį tai man buvo didelis iššūkis, nes iš vizualiosios pusės žiūrint, tai buvo labai mažai informacijos, kurią būtų galima remtis. Mūsų baltų istorija yra gan paslaptinga ir mes neturim labai daug tų pavyzdžių, kurie būtų galbūt lengvai pasiekiami paprastam žmogui. Stengiausi nenuklysti į vakarietiškas arba britiškas burtininko Merlino lankas ir tiesiog norės išlaikyti tą lietuvišką, baltišką unikalumą. Informacijos paieškos, knygų skaitimas, istorinės literatūros ieškojimas, visa tai įkvėpė mane dar labiau ir tiesiog tai išėjo, kad būtent tuo besiremdama ir pradėjau rašyti šią knygą. Labiausiai man patiko piešti scenas su Aisčiu ir Rugile. Tai yra du personažai, kurie iš tikrųjų yra paprasti žmonės ir kai istorija yra apie didžius Lietuvos istorijos valdovus, kuriais mes tiesiog didžiuojamės ir tai yra mūsų etalonai. Ir staiga istorijoje atsiranda du personažai, kurie atstovauja tai publikai, kuri yra tie žmonės, kurie gyveno ten ir apie kurias niekas nekalba. Tai man tiesiog tai buvo labai žavus elementas ir man labiausiai patiko jį piešti, nes tai yra ir romantika, ir šiek tiek galbūt tragedija, nes tai yra atsisveikinimas prieš mūšį ir tiesiog man ta vieta buvo labai ypatinga. Žalgirio mūšis legenda atgyja, tai širdis, kurią mes įdėjome per visus šiuos 3 metus. Ir šiandien mes norime pasidalinti tuo su jumis. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad man teko proga prisijungti prie tokio didelio projekto, nes tai buvo iššūkis man ir kaip aš jaukiuosi, aš piešiu Žalgirio mūšį ir iš tikrųjų aš pats jame dalyvauju, nes tai buvo irgi kaip mano asmeninis mūšis įveikti save, įveikti savo limitus ir peržengti juos. Atrodo labai greitai laikas bėga ir kažkaip net nesitiki, kad jo tiek praėjo ir nesitiki, kad mūsų projektas pagaliau pamatys dienos šviesą, kad kažkas skaitys tą knygą, vartys, kažkam jinai patiks, kad sulauksim iš kažkokių kritikos. Bet turbūt svarbiausia tai, kad nesitiki, kad tai buvo tik mūsų svajonė, o dabar ji virsta realybė.